Dabar mes darysim užtepėlę. Užtepėlę. Čia barščiam, čia šitas. Aš turiu stiklainį fermentuoto migdolų jogurto. Aš naudoju probiotikus. Tai yra Puradime kompanijos probiotikai. Dabar tikrai nesigilinsiu, bet aš ilgai ieškojau, iš vis tai aš dalinuosi tik tuo, ką vartoju, o man kokybė yra be galo svarbu, todėl aš atsirenku produktus pati per ilgą laiką, bet aš atsirenku. Taip pat turiu paminėti rūtą, ar ne? Aš tetulė jau pusę metų vartoja lecitiną, vitaminą C ir vitaminą D ir ten dar porą tokių produktų iš kompanijos Nutrilite, kurį bendradarbiauja su Amway. Ir žinokit, gydytojai gali sakyti, ką nori. Aš išbandžiusi su protiškai nesveiku žmogumi. Grupę vitaminų jis gėrė man 3 mėnesius, bet aš jau taip saujom, aktyviai. Žinokit, jam pradėjo galvoj šviesėti, susireguliavo svoris, patikrinom kraują, daktarai nesuprato, kas vyksta. Būtent Nutrilito vitaminų dėka. Aišku, reikia išmanyti, reikia derinti ir taip toliau. Bet apie tos galėsim irgi asmeniškai, jeigu kam įdomu. Tai dabar kaip aš fermentavau? Išmirkiau 24 valandas, sumaliau su vandeniu, ganėtinai tirštą konsistenciją, sakysim, grietinės tirštumas, ar ne? Ir tada vadėjau probiotikus šituos, būtent šituos, Puradime kompanijos, ir laikiau parą laiko. Tie, kas ragavo šviežiai, pakalkit ranką, kas ragavo šviežią. Okay. Tai dabar pasimkit savo šaukštelius, aš šitą nuvaliau. Ir paragaukit, kaip jis atrodo pasiferme. Iš giliau. O taip va. Bus skonis kitoks. Kadangi šilta, jis labai greit ir gana intensyviai fermentuojasi. Tai yra pagrindas, sakysim, grietinė, ar ne? Kaimiška grietinė, tai yra grietinės pagrindas. Ką aš noriu padaryti? Aš bandysiu išgauti šiek tiek, užtepėlę padarysiu, kad galėtumėt paragauti su duonelė, su žaliaisiais ir taip toliau. Galima ir su citrina daryti, ar iškirpščiau gal? Ne, skonį išgausi, bet tai, ką turi padaryti fermentai, nepadarys citriną. Tik dėl to, bet skonis taip bus. Fermentai ką daro? Skaido baltymus. Čia yra baltymai, ar ne? Reiškia, maistinės medžiagas ir palengvina, iš karto patekę į žarnyną, gali reiškia, Mes dedam, toks tirštas kaip kaimiška grietinė. Tai nieko, čia gali likti, aš paskui prasivešiu, susinaudosiu čia dėl to, tai mažiausiai bėdos. Viskas. Dabar taip, majonezui mums reikės česnako skiltelės, įspausim. Ir reikės ciberžolės, o ciberžolės čia garstyčios. Sumaišiau indėlius, kalta. Bet ciberžolė duoda ne tik spalvą geltoną panašiai majonezą, bet būtent tą specifinį tokį kiaušinio trupučiuką skonį. Žinai, kas Jurgitėlė, yra dar vienas stiklainiukas, toksai kaip sumaišytas smėlis su kažkuo, ten yra juodoji druska. Mes apgausim skonio receptorius. Visada yra išeiti, žinokit. O garstyčių miltelių įdėsiu truputį, kad duotų tą tokį, majonezo kaip kartumą, įtrumą, kažką tai tokio panašaus, ar ne? Tvarkoj. Tada reikės mums citrinos sulčių. Ne, viskas tvarkoj. Irgi dėsiu nedaug iš pradžių, pamažiuku, kad spalva bus ne tokia, kaip norėtųsi, bet nieko tokio. O aš nusiunčiau ieškoti druską ant stalo. Čia tik man taip gali atsitikti. Jurgita, nerasi, nes ant stalo pas mane. Atsiprašau labai. Vasara, stovykla. Kalta. Ja, tai yra juodoji... jo. Ne, dabar dėkim tiek. Atsiprašau. Ja, tvarkoj. Dabar dar ką man padarykit, paslaugą mergytės. Citriną reikia supilti. Va šituos, kiek galima smulkiau ant lentelės, aš darau šitaip. Kadangi mano tas bus sunku, nes va šitaip, va su peiliuku, kai jie sausi, ir va kuo smulkiau, gerai. Su vienu, su kitu, va, pasitlinkit lentelę. Ar viena, ar dėsia, nežinau. Taip jums lengviau. Va čia mažiuliukas yra, gali su mažuliuku dar. Tai tik pirštelius saugokit, nes jie ganėtinai aštrūs.
tik išmaišyti norėjau, kad produktai išsimaišytų. Vau, koks įdomus. Matot, man ir pačiai būna, kad daug kartų darai migdolų jogurtą ir tai visiškai kitoks produktas, nes vasara labai greit susifermentavo ir dar niekad neteko tokio įdomaus skonio pajausti. Taip. Jo, kuo smulkiau. O kažin, mes turim kokį, baltas atrodo dubuo buvo, ar ne? Mes jį įdėsim, tada sudėsim riešutukus ir išmaišysim. Gerai? Aš neįsiu gerai, tavo didesnis peilis. Aha, aš atimsiu didesnį peilį, o tau duosiu šitą, dėk kvadratėliais, smulkiai pjaustyk šitą, gerai? Agurką. Mes padarysim užtepėlę, kurią tepsim ant duonelės ir dėsim daigus ir bus jum... Dar pomidorų gal reikėjo atnešti. Degustacijai bus patiekalas. Tokia duonelė, jinai labai ilgai stovi, ją išdžiovinam per 16-18 valandų. Duonelė susideda iš sėklų ir prieskoninių žolių bei daržovių, dažniausiai cukinija, salieras. Ačiū, rytėlė. Pomidoras ar morka, obuolys, ką turit po ranka. Gal dar reiktų pomidorų porą atnešti grįžinėlį dėti ant duonelės galima. Šiaip šitokį dalyką aš daryčiau su S-peiliuku, bet per paskutinį renginį prieš mėnesį jis man užlūžo. Tai irgi ką sako, kažką tai sako, ar ne? Kad aš turiu keisti kažką, ką turiu surasti, ką keisti. Bet... Jo. Gerai. Kiek galima smulkiau, bet gerai ir tokia. Bet tai dabar mes darom užtepėlę, mes atliekam tą darbą rankomis, kurį turėtų atlikti smulkintuvas, maisto smulkintuvas peiliuku S. O šiaip tai yra kas duonelės daro su aliejum, su džiovintais pomidorais, mirkytais aliejų. Taip labai skanu, bet šiuo metu aš, kaip sako, avokadas yra geriausias riebalas, natūraliausias man. Ir valgau tik tai. Bet pomidorus galime ir nealiejų. Žinoma, aš turiu išsidžiovinus šiaip. Man ir užteks. O ten į liepšelę. Gerai, ačiū. Taip, dabar mes dėsim jogurtą, maišysit mergytės. Pažiūrėkim tirštumą, jis turėtų būti ganėtinai tirštas, kad išsilaikytų. Gerai išmaišyti. Nežinau, žiūrėkit, jūs spręskit. Palikit šaukštą, neškit duonelės ant stalo, kad žmonės galėtų tuoj nunešim pomidorus. Taip, o neturėsim pridėti. Agurkų dar reikės šitų? Aš biskį juos pasmulkinsiu. Ant duonelės dėkit daigų. Daigus Jurgitėlė. Dėkit ant duonelės daigų. Pirmiausia, tada dėkit šaukštą tyrės, tada daigų ir užvoškit kitą duonelę. Gali dėti agurką, pomidorą į tą tarpą. Taip pat. Žodžiu, dabar jau jūs kūrybiškai. Žiūrėkit ir pavalgykit vieną, paskui galit agurko atsikasti, galit pomidoro. Ieškokit, žadinkit receptorius savo. Skonio receptorius. Dėkit, užtepėlės, tada dėkit. Tuojaus. Dar ir įdėkėtų gal galima, bet bus per daug skonių paskui, nelabai susi. Skirtingų daigų ragaukit, žodžiu. Dar ką reiktų įdėti, žinai, ką paimti, į puodelį įdėti burokėlių marinuotų. Labai tinka jie ten prie rauginto agurko. Jo, galima. Porą šaukštų.
Arba šaukšteliu lai dedasi. Ne, jo yra, ten tų dėkim. O juodoji druska būna įtresnė tokia, gabalais nebūna tokia kaip daug. Aš nežinau, vienintelė, kurią aš žinau, iš vis druskos aš salierus vartoju kotus, jeigu kada norisi, tai citrinos ir ant liežuvio druskos kristalėliai sučiulpiu, jeigu man reikia. Tai šitie, ką aš žinau. Mažai daigų, nepajusit skonio. Kažkada teko juodą druską įsigyti, tai kaip biškutį paprastai, tai visi namai ir kaip pas kaimynus jaučiasi. Nu tai čia galbūt tai ir yra, greičiausiai tai yra. Jurgitėlė, Saulytė, pripilk iki čia. Arba siera tokia.